Labas, sveikinuosi su tavimi temoje, kuri dažnai lieka paraštėje, kuri tiesiog paskęsta mūsų kasdienybėje, rūpesčiuose, tempe, ambicijose, noruose, svajonėse. Gyvenam tokiais nuostabiais laikais, kai tiek visko daug, pradedant nuo galimybių, tikslų, svajonių, potencialo. Ir dažnai žmogus stabteli ir sustoja, kad suvokęs, kad gyvenime visgi kažkas nevyksta taip, kaip aš svajojau, kad vyktų. Ir šiandieną pasidalinsiu mintimis, kaip emocijų pažinimas gali tapti raktu į tavo geresnę gyvenimo kokybę. Nes aš besąlygiškai tikiu, kad mes turime visus įrankius savo viduje, kuriais galim susikurti gyvenimą tokį, apie kurį svajojam, bet turim daug pilkų zonų, apie kurias mums niekas nepapasakojo, apie kurias mes nesidomėjom, kurios mums atrodo mažareikšmiškos ir per daug smulkios, kad jos iš tikrųjų būtų veiksmingos, kuriant tai, apie ką svajojam. Tai šiandieną apie tai. Kas aš esu? Esu sertifikuota asmeninio augimo trenerė, aš padedu žmonėm atrasti jų kelią ir juo keliauti be užstrigimų. Gyvenime, santykiuose, savirealizacijoje, pinigų temoje. Galiu pasakyti atvirai, kad visi ir kiekvienas žmogus sprendžia lygiai tas pačias temas, skiriasi tik tai kontekstai, aplinkybės, kuriuose žmogus gyvena ir kokiose galimybėse jisai funkcionuoja, ir tai, koks yra jo lygis, kokiame jisai yra tiesiog sluoksnyje sąmoningume. Bet iš esmės rūpesčiai pas visus yra lygiai tokio patys. Ir mano misija yra įkvėpti eksperimentuoti tave kasdienybėje ir padėti drąsiai kurti gyvenimą. Kiekvienas esam savo gyvenimo kūrėjas, turim galimybę susikurti tokį gyvenimą, apie kurį svajojam. Dažnai stringam, nes gyvenam su didžiausiu melagiu ir tinginiu pačiu savimi savo galvoje. Ir aš esu čia tam, kad padėčiau tą tinginį ir melagį išjudinti ir perprasti, koks yra greičiausias kelias tavo svajonių gyvenimo link. Kur viskas gausa, kur viskas lengvumas, kur malonumas, kur darimas, kur pasitenkinimas. Ir šiandieną apie emocijas. Kaipgi jos visame šitame kontekste įsilieja. Tai kas apskritai yra emocija? Per biologiją mokykloje mus mokė, kad žmogus yra atomų ir molekulių visuma. Tai jeigu į žmogaus kūną žiūrėtume per galingą mikroskopą, mes pamatytume, kad ten tiesiog yra dalelės, ar ne? Ir tos dalelės štai gauna tokį gan solidų matomumą, ar ne? Gauna tokią formą. Bet tai nekeičia fakto, kad tai yra energija. Emocija taip pat yra energija, kuri kyla, keičiasi ir praeina tarsi banga, paveikdama mūsų kūną ir protą. Jeigu tai yra mūsų kūno dalis, tai taip pat yra energija. Skamba mistiškai, bet viskas eigoje labai struktūruotai susidėlios. Tai atomai yra sudaryti iš subatominių dalelių, protonų, neutronų, elektronų, kurių energija lemia jų savybės ir sąveiką. Tai ką tai reiškia, kad mūsų galvoje vyksta dalykai, kurie įtakoja mūsų likusio kūno fiziologinės reakcijas. Taip, kaip mes suvokiame situacijas, taip, kaip mes pasirenkam matyti pasaulį, mumise iškyla tam tikri fiziologiniai reiškiniai, kurie įtakoja mūsų pojūčius. Ar tai yra kūne, ar tai yra prote. Tai sutik, kad jeigu du skirtingi žmonės mato tą pačią situaciją iš skirtingų pusių, jie gali potencialiai matyti tą situaciją su dviem skirtingomis prasmėmis, suvokti situaciją absoliučiai skirtingai, suvokti, kad aplinkybės yra visiškai kitokios, tai iš kur yra tas kontekstas, dėl ko žmonės pasirenka dalykus, visi žmonės pasirenka matyti dalykus skirtingai. Tai dar kartelį užtvirtinam, kad žmogaus kūnas yra sudarytas iš ląstelių ir energijos, o emocija yra viena iš energijų išraiškų, kurią galima pajusti kaip kūno pojūtį ar psichinę būseną. Ir tai yra žmogaus vidinis atsakas į išorinius įvykius ar savo mintis.
Taip, visi norėtų tiesiog būti atsiskyrę, gyventi kur nors miško trobelėje, kur nereikėtų spręsti klausimų ir kur nereikėtų veltis į nepatogumus, kurie atsiranda iš to, kad mūsų gyvenimas yra sutvertas taip, kad žmogus iš prigimties yra sutvertas būti bendruomenės dalis. Ir tuomet žiūrėk, tai iškelia įvairius kūno pojūčius, visos ten procesai, mechanizmai pasikuria ir iš kur visi tie procesai ir mechanizmai ir dėl ko jie yra svarbus, aptarsim toliau. Tai kodėl apskritai emocijos yra svarbios? Jos veikia mūsų mąstymą, elgesį, sprendimus, paveikdamos, kaip mes jaučiamės ir kaip reaguojam, ar ne? Tai jeigu, pavyzdžiui, kyla mintis, kad o ne, įkrisiu į duobę ir einu ant duobės krašto, tai iš karto jau kyla kažkokios tai kūne fiziologinės reakcijos, kažkokie kyla pojūčiai, kažkas tai vyksta kūno viduje. Jeigu aš turiu tokią baimę įkristi į duobę, nepasitikiu savimi ar nuogąstauju dėl savo apskritai sveikatos, bet kitas žmogus eidamas palei duobės kraštą jausis, kad viskas yra kontroliuojama, aš savim pasitikiu, aš galiu dar daugiau šiame gyvenime. Tai dėl ko emocijos yra svarbios? Emocijos padeda atpažinti, kas mums yra svarbu, skatina veikti ir reaguoti ir padeda išreikšti savo poreikius ir jausmus kitiem. Kaip ir sakiau, kadangi gyvenam bendruomenėje ir nesam vienišiai tokie atsiskyrėliai, mums tenka sąveikaujant su pasauliu pasiremti emocijomis, kurios mumise iškyla. Tai pirmasis, padeda atpažinti, kas mums yra svarbu. Tai įsivaizduok, jeigu tau atlikai paslaugą ir tau už tą paslaugą nesumokėjo, ar ne, buvo susitarimas, bet nebuvo sumokėjimo, kaip jautiesi, kokios kyla emocijos, kokie kyla kūno pojūčiai. Tau padeda atpažinti, turbūt kils pyktis, turbūt kils nepasitenkinimas, gal nusivylimas kils, bet bus aiškiai suvokiama, kad šitas dalykas tau yra svarbus, kad jis yra tau reikšmingas ir kad tavo ribos buvo peržengtos. Tuomet vyksta pasirinkimas, ką aš šiuo atveju pasirinksiu daryti. Ar aš bėgsiu, pulsiu, ar aš bėgsiu, tiesiog pasislėpsiu po akmeniu ir tiesiog lauksiu ir kaltinsiu pasaulį. Bet tai padeda atpažinti, kad taip man buvo svarbu. Antras, tai skatina veikti ar reaguoti. Tai grįžtant prie to pavyzdžio, negavau aš to atlygio už savo atliktą paslaugą, tai skatina veikti ir reaguoti, imtis iniciatyvos, duoda gyvybinės energijos, tokios kokybiškos. Juk pyktis yra ta kokybiška gyvybinė energija, kuri duoda tokį stiprų impulsą. Žinoma, svarbu atkreipti dėmesį, kad pyktį yra svarbu naudoti konstruktyviai, o ne išlieti, tiesiog jį ištaškyti gabalais. Ir pyktis gali būti super galinga kūrybinė energija, kai jinai yra naudojama kryptingai, nuosekliai, be taškymosi, nors žmogus gali visą projektą pravaryti ant pykčio emocijos, bet jeigu netyčia ta pykčio emocija išseks, gali būti, kad projektas nepasieks finišo pabaigos. Ir trečiasis, padeda išreikšti savo poreikius ir jausmus kitiem. Tuomet, kai mes suprantam, kas mumise vyksta, mes galim tai iškomunikuoti pasauliui. Ir tuomet žiūrėk, pasaulyje vyksta pokytis ir galim susikurti tą kokybę, apie kokią svajojom. Taip, trumpai apžvelkim, kas yra emocinis sąmoningumas. Tai apie kiekvieną skiltį dar šiek tiek pakalbėsiu šiek tiek vėliau, bet prabėgant greitai tai įvardyjamas. Svarbu yra gebėti įvardinti emociją. Jos pavadinimą, ne tik tas esminės pagrindinės emocijas, pyktis, liūdesys, džiaugsmas, pasišlykštėjimas, tos pagrindinės emocijos, bet kartu svarbu yra įvardinti ir tas subtiliasias emocijas. Pažeidžiama, nusivylusi, abejinga, apatiška, dėkinga ir panašiai. Svarbu yra gebėti įvardinti emociją, kad teisingai iššifruoti emocijos žinutę, nes kiekviena emocija tavo kūne neša tam tikrą žinią. Emocijos neatsiranda be priežasties. Kiekviena absoliučiai emocija tavo kūne tau signalizuoja, kad kažkas vyksta, į ką verta atkreipti dėmesį. Šitoj vietoj galiu tave sustabdyti ir nuraminti, kad jei atrodo, kad oh my god, jeigu kiekviena emocija mano gyvenime neša žinutę, tai čiagi jų tiek daug, čiagi begalinis yra bagažas. Taip, tu esi teisi, tik svarbus yra momentas tai, kad jeigu
pradedi sąmoningai stebėti savo emocijas, suvoki, kad ne visos emocijos iš tikrųjų yra vertos didelio fokuso, bet tuomet, kai yra užkauptas toks didžiulis emocinis tankumas, kur žmogų jau šiek tiek pakalbinė ir jisai puola į ašaras, tai jau reiškia, kad vyksta visiškas emocinis persipildymas ir jau reikia labai stipriai pradėti dirbti su savo emocijomis, nes jos niekur nedings ir tai gali išaugti į ligas, į kažkokius tai įvykius, kurie ras būdą, kaip tos emocijas tiesiog paleisti, nekonstruktyviai, pavadinkime taip, ne pačiais geriausiais būdais, kuriais norėtų žmogus, kad taip tos emocijos būtų paleidžiamos. Tai įvardyji emociją, tuomet įvyksta emocijos priėmimas, kad aš galbūt pykstu ant savo antrosios pusės, kad jisai man nenupirko tokios dovanos, apie kokią aš norėjau. Ir aš jaučiuosi nusivylusi, bet aš turiu gebėti priimti emociją tam, kad su ja galėčiau dirbti. Nes tuomet, kai uždedam savo tokią etiketę geros mergaitės nepyksta, aš negaliu pykti ant savo vaikų, negaliu pykti ant savo vyro, negaliu pykti ant savo tėvų, gaunasi, kad vyksta emocijos nepriėmimas ir emocija tiesiog nusėda kūne. Tuomet, kai įvyksta emocijos priėmimas, įvyksta ir kūno ir emocijos ryšio tyrinėjimas. Apie ką tai yra? Kad tu juk suvoki, kad kai jauti džiaugsmą, tai nėra tas pats, kas tu jauti liūdesį. Tavo kūne fiziologiškai tai jaučiasi skirtingai. Iškelia skirtingus fiziologinius pojūčius, skirtingai jaučiasi kiekviena emocija tavo kūne. Aš kalbu apie visą tą didžiulį emocijų ratą, kurį potencialiai esi mačiusi, tai kiekviena emocija turi savo fiziologinius pojūčius. Klausimas, ar tu tai suvoki ir ar atskiri. Nes emocinę meistrystę turinti žmonės turi gebėjimą atskirti, kuo skiriasi visos tos subtiliosios emocijos, apie kurias mes pakalbėsim netrukus. Ir dėl ko tai yra svarbu? Tai nes mes tuomet, kai suvokiam visą, įvardinam, priimam emociją, suvokiam, kad kūno ir emocijų ryšys yra labai aiškus ir skiriasi kokybė jų, mes gebam valdyti emocijas savo ir kitų. Dėl ko tai yra naudinga? Aš nekalbu apie tai, kad reikia būti kaip kempinėms ir sugerti visų kitų žmonių emocinį turinį, nes svarbiausia yra gebėti kurti savo gyvenimą ir prisimti atsakomybę už savo emocijas ir kurti savo gyvenimą pagal tai, kokį aš jį noriu turėti, suvokiant savo emocijas, nes tuomet, kai aš valdau savo emocijas, žiūrėk, ir aplinkinis pasaulis susidėlioja taip, kad žmonės geba valdyti savo emocijas. Nebent pasirodo koks nors lakmuso popierėlis, kuris parodo, kad ne iki galo dar sugebi valdyti savo emocijas, nes žiūrėk, turi savo aplinkoje kokį tai emocinį vėmėją, kuris tiesiog nuolatos spjaudosi ir nesugeba kontroliuoti emocijų. Tai apie ką tai yra? Tikėtina, kad ir tu neturi šios funkcijos. Tai tuomet, kai žmogus geba valdyti savo emocijas, jisai supranta, kad baimė, pavyzdžiui, kaip emocija, nors jaučiu, kad noriu paleisti kažkokį tai didžiulį projektą, noriu leistis į santykius, į artimą, intimų ryšį galbūt, bet jaučiu baimę, bet baimė neapibrėžia to, kas aš iš tikrųjų esu. Ir baimė yra tik tai emocija, kuri nepaisant to, kad jinai yra, tikėtina, kad rodo tau, kur yra tavo greičiausias augimas ir greičiausias potencialo išpildymas, kurį tu turi ir jauti baimę ir tau implikuoja, kad čia yra tavo augimo galimybė. Šitoje vietoje svarbu suvokti yra, kad mūsų pasąmonė yra sutverta tam, tiksliau mūsų smegenys yra sutvertos tam, kad užtikrintų mums išgyvenimą. Ne klestėjimą, ne gausą, o tiesiog išgyvenimą. Ir jeigu tai reiškia, kad reikia save apsaugoti nuo bet kokio išėjimo iš komforto zonos, tame tarpe ir verslo kūrimo
artimų ir intimių santykių ir sukelti mūsų galvoje ir kūne baimės emociją, tai smegenys tai tikrai padarys, nes mes netoli nutolę nuo beždžionių esam ir idealiu atveju žmogus mielai nieko nedarytų, nieko neveiktų, o tiesiog būtų po akmeniu ir lauktų komfortiškai, kada bus patenkinami jo pagrindiniai baziniai poreikiai. Bet aš nekalbu toli gražu apie tai, kad susikurti gyvenimą, kuris yra gausoje, klestėjime, darniuose santykiuose, meilėje. Ta prasme, viską tu gali susikurti sąmoningai kuriant, sąmoningai judant tą kryptimi. Emocijų paleidimas šitame paveiksle yra svarbus momentas, jeigu nori palikti savo dabartinę gyvenimo kokybę ir pajudėti į sekantį lygį. Nes be emocijų paleidimo žmogus yra tiek emociškai tankus, tiek yra pritvinkęs visokių praeities istorijų, tiek visokių įsitikinimų, tų praeities turinio, kad jam suvokti, kad yra aplinkui kažkoks kitoks potencialas, geresnis lygis, geresnės kažkokios aplinkybės, yra super sudėtinga. Todėl daugybė žmonių nugyvena visą savo gyvenimą, net nesuvokia, kad yra kažkas daugiau už to, kur pats save žmogus įkalina, toje savo komforto zonoje, kuri yra jam patogi, kur yra ramu, kur yra saugu. Bet kai žmogus įeina į funkciją, kad aš suprantu savo emocinį foną, tai manęs neapsprendžia, kas aš esu, aš galiu paleisti tai ir kad tai man galbūt nebetarnauja, grįžtant prie tos pačios baimės, kad galbūt aš noriu santykių, noriu darnių santykių, bet nemoku jų kurti, nes vis savo įkišu pagalį ir ratus. Vis kažko reikalauju, vis man kažkas nepatinka, vis man kažkas yra blogai, vis kažkas aš skundžiuosi, inkščiu ir priekaištauju galutiniam taške. Emocijos, jeigu tu jas sugebėtum suvokti, aiškiai įsivardinti ir atrasti, apie ką jos yra, padaryti visą šitą ratą praėjus, suvoktum, kokie iš tikrųjų yra tavo pamatiniai poreikiai, kaip tu juos pati potencialiai tikėtina, kad gali patenkinti ir tada žiūrėk, pasaulis pradeda funkcionuoti kitaip. Pokytis prasideda nuo mūsų. Kai mes keičiamės, keičiasi ir mūsų aplinka. Ir tai yra paprasčiausia sistema, kaip tai ir padaryti. Ir svarbus momentas yra mokymasis iš emocijų. Tai tuomet, kaip ir sakau, kad kai žmogus sugeba pereiti tam tikrą savo ribą, grįžtant prie tos pačios baimės, kai žmogus suvokia, bijau dalyko, bet paleidau, praėjau visą šitą schemą, aš atradau, kad yra kažkas naujo, kad yra kažkas už mano ribos, ko aš dar esu nepažinusi. Kaip apskritai atrodo tie darnūs santykiai, kokios dar ten kyla emocijos, kas ten dar vyksta. Juk sutik, kad gyveni šiuo metu tokiam neva pažįstamame pasaulyje, bet tuomet, kai žmogus pasirenka sąmoningai, kryptingai dirbti su savo emocijomis, jis pradeda suvokti, kad yra daugybė dalykų, kurių tu iš tikrųjų iki šito gyvenimo taško dar net negalėjai suvokti. Nebuvai tam tiesiog pasiruošus ir viskas su tuo yra gerai. Ir štai taip ir užsisuka visas šitas ratas, kuomet vėl mokymasis iš emocijų atveda prie to taško, kur tu gali atrasti, kokie yra tavo sekantis lygiai, kur toliau ieškoti atsakymų ir užuominų į tai, kur galiu dar patyrinėti savo emocijas ir kur galiu suvokti, kur dar save stabdau, kur dar save sabotažuoju, kur dar kišu savo pagalius ratus, kur dar tingiu daryti dalykus, nes jaučiu belę kokį pasipriešinimą, nors visų kūnų žinau, kad tai yra mano augimo galimybė. Dėl ko kyla būtent tokios emocijos? Tai svarbu yra suvokti, kad kontekstas, kuriame tu šiuo metu gyveni, tu jį susikūrei savo šiomis rankomis. Šita galva nulėmė, kokį tu šiuo metu gyveni gyvenimą. Rytoj tu gali susikurti kitokį. O kaip susikūrei šitą kokybę, kurioje šiuo metu esi? Tai svarbus yra momentas mūsų asmeninės patirtis ir prisiminimai. Vaiko palikimas. Taip, kaip tu, būdama vaikas, pasirinkai matyti pasaulį. Ar tėvus pasirinkai matyti kaip mylinčius, ar tokius, kurie nedamylėjo, nedadavė dalykų, nepasirūpino, neturėjo pinigų, nedavė dalykų. Ar pasirinkai suvokti, kad
viskas buvo tavo sielos kelias, kurį tu turėjai nueiti, kurį tavo siela turėjo patirti, kad ir koks tas kelias buvo sunkus, pas visus jis buvo sunkus. Ir tavo tuometiniai įsitikinimai, jie nusėdo į tavo pasąmonę ir pagal tai tu šiuo metu kuri savo realybę. Tai įsitikinimai ir vertybės, jeigu tu patikėjai, kad sąžiningumas yra vertybė, o melas yra nepriimtina, tuomet tikėtina, kad ir šiandieną vadovaujasi tais pačiais įsitikinimais ir vertybėmis ir pagal tai kuri savo gyvenimą. Bet ar sąžiningumas visiems yra vertybė? Ne. Ar melas visiems yra nepriimtina? Irgi ne. Ar tai kažkuriuo atveju yra blogai ar gerai? Nei gerai, nei blogai. Tiesiog žmonės pasirenka kitaip matyti pasaulį, kitaip jį kurti ir jų kokybė gyvenime nėra nieko prastesnė, nei geresnė, nieko gero negu tavo. Tiesiog kuria kitokį scenarijų pagal kitokį pasaulio suvokimą, kitokius įsitikinimus ir kitokias vertybės. Svarbus yra momentas, kad kyla kartais emocijos dėl aplinkinių dirgiklių, kas yra saulėta diena, sakykime. Tai tuomet, ar pastebėjai, tuomet, kai yra saulėta diena, žmonės krykštauja, visi patenkinti, jūra iki kelių, gyvenimas vyksta, visiems fainai, visiems gerai, daug pozityvių emocijų, dėkingumas, lengvumas, pasitenkinimas, džiaugsmas. Ir tuomet, kai apsiniaukia, žiūrėk, prasideda apatija, abejingumas, nusivylimas ir visos negatyvios emocijos. Ne negatyvios, tiesiog kitoje skalės pusėje esančios emocijos. Nėra nei pozityvių, nei negatyvių emocijų, visos emocijos yra apie kažką. Tai šitoj vietoj svarbu atkreipti dėmesį, kad tie aplinkos dirgikliai iš tikrųjų mus įtakoja, jeigu mes pasirenkame būti įtakojami. Bet tai yra nesąmoningas žmogaus pasirinkimas dažnu atveju. Kaip dažnai dabar artėja ruduo ir jau žmonės, bet iš tikrųjų tai gali būti pats geriausias metų laikas, kuomet gali būti fokusuotas darbas, jaukus vakarai, laikas savo, kakava, pledukai. Tiek yra gerų dalykų. Klausimas, ar tu juos pastebi, ar leidi savo toms emocijom užbojoti ir eini į tokią būseną, tokio sąstingio būseną, kur aš dabar lauksiu, kol pasirodys saulė ir tik tuomet darysiu dalykus. Taip, hormonai ir fiziologinė būsena. Pavyzdžiui, miego trūkumas. Ar pastebėjai, kad tuomet, kai miego žmonėm trūksta, dažnai jie pasirenka būti tokioje apatijoje, vangume kažkokiame, bet iš tikrųjų vėlgi yra visiškas pasirinkimas. Arba PMS. Super geras pasiteisinimas moterims nesukontroliuoti savo emocijų. Suprantu, kad kai yra PMS, bent jau aš savo asmeninėme gyvenime galiu pasidalinti atvirai, kad esu pastebėjusi, kad kai artėja mėnesinės, yra laikas, kuomet iškyla iš pasąmonės tie dalykai, kurie visą mėnesį buvo, jie tikrai buvo, bet aš jiems neskyriau dėmesio, nes jie buvo kažkur šiek tiek tolėliau, buvo kitų rūpesčių, buvo kitų dalykų ir kai artėja PMS, viskas atrodo taip sukyla ir nėra galimybės to nebepamatyti. Tai tuomet aš sąmoningai ir labai budriai stebiu, koks man kyla nepasitenkinimas. Darbas nepatinka, tai gal reikia darbą pakeisti, santykiai nepatinka, tai ką ten santykiuose reikia pakeisti. Pinigų nėra, gerai, apie ką tai yra. Kur yra tie nuogąstavimai, kur yra tie rūpesčiai, nes moters ciklas yra super galingas įrankis. Įdarbinti jį emocijų pažinimui ir apskritai savo kokybės kitokios kūrimui yra labai galingas įrankis. Bet judam šiandieną apie emocijas. Tai socialinis ir kultūrinis kontekstas. Pavyzdžiui, kai kuriuose kultūrose pyktis laikomas nepriimtinu. Tai kaip manai, kur tas pyktis žmogaus kūne dingsta? Tie žmonės, kurie sako, kad nejaučiu pykčio, yra visiški melagiai ir tikėtina, kad pinigų ir daug nelabai turi, nes kūrybiškumo irgi turbūt nelabai daug turi. Pyktis, kaip ir sakiau, yra labai galinga kūrybinė energija, kuri padeda žmogui judėti į priekį. Ir kai žmogus užspaudžia savo tą emociją, nes dėl kultūrinių priežasčių jausti pyktį yra nepriimtina, tai realiai žmogus pasirenka dalies savo potencialo neišpildyti.
Evoliuciniai mechanizmai. Pavyzdžiui, yra labai ryškus ir geras pasišlykštėjimas. Tai žmogus sugebėjo dagyventi iki šių laikų, šių nuostabių gausos ir klėstėjimo laikų, dėl to, kad turi emociją kaip pasišlykštėjimas. Ar pastebėjai, kad tam tikri dalykai tiesiog mums kelia pasišlykštėjimą, kad mes sugebėtume nuo jų atsitraukti, save nuo to apsaugoti. Galbūt tai pasireiškia, kaip anksčiau būdavo, kad nevalgyti šitų grybų, nevalgyti šitų uogų, nevalgyti pašvinkusios mėsos, jeigu tai urvinio žmogaus laikai, ir tai suteikia mums galimybę išgyventi, suvokiant, kad kai kurie dalykai man yra nepriimtini ir geriau jų vengti. O dabar šiais laikais, pavyzdžiui, kyla pasišlykštėjimas dėl to, kad galbūt kažkas daro kažką, kas yra nepriimtina. Ar tu pastebi, ar tu suvoki, kokios kyla emocijos, kai tu jauti pasišlykštėjimą? Kaip pasišlykštėjimo emocija jaučiasi tavo kūne? Sekantis momentas, kuris įtakoja, kokios mums kyla emocijos - interpretacija ir automatinės mintis. Pavyzdžiui, mintis, kad ji manęs nemėgsta, arba kokia nors, kuo pasirinku tikėti, realiai tai ir nulemia tai, kaip tu pasirinki suvokti savo pasaulį. Kartais tas pats žmogus, sėdintis prie stalo pasakęs vieną frazę, bus suprastas visiškai absoliučiai skirtingai kelių skirtingų žmonių, dėl to, kad jie pasirenka interpretuoti jo pasakytus žodžius absoliučiai skirtingai, plus dar uždeda tą "ji manęs nemėgsta" automatinę mintį, kuri gali būti, galvoju, koks dar gali būti geras pavyzdys automatinė mintis. Pavyzdžiui, man niekuomet nesiseka, arba man niekuomet nepavyks. Aš esu konservatyvus žmogus ir tiesiog, aš esu konservatyvus žmogus, man yra nepriimtina tokie dalykai, nieko nebandau, nieko nenoriu, nieko neeksperimentuoju, nieko nepatiriu, nes tiesiog turiu tokią automatinę mintį, pasirinkusi savo įrašyti į galvą. Svarbus yra momentas, kad niekas tau nieko iki šito gyvenimo taško neįrašinėjo, niekas tavęs nevertė patikėti, kad pasaulis yra toks, tu pasirinkai tikėti visuo šituo, kuo šiuo metu tiki, ir sukūrei pagal tai, kuo tiki, savo gyvenimo kokybę. Kas šiaip tai super įgalinanti mintis, nes tai reiškia, kad jeigu sukūrei, tai gali sukurti visai ką kitą ir čia išgirsti dalykus, kurie gali būti tavo kelionės pradžia. Neįsisąmoninti poreikiai. Tai čia svarbus yra momentas, kaip ir sakiau, kad santykiuose galim kurti kažkokius tai dalykus ir net nesuvokti, kad esmė yra visai kitur. Pavyzdžiui, pasidalinsiu vienam patirtimi iš augimo grupės pasidalinimas, kad gyvenu Vilniuje, svarstau išsikraustyti iš miesto ir grįžti pas tėvus gyventi į mažesnį miestą, dėl to, kad ten atrodo, kad bus geriau, ten bus jaukiau, ten bus galimybės, ten bus kažkas, bet iki galo jaučiu, kad nenoriu išsikraustyti, nes yra priežastis, čia turiu klientus, čia turiu galimybės, čia didesnis miestas, čia didesnis potencialas. Geriau paanalizavus, išsiaiškinom, kad po visų šitų slepiasi vienišumas, liūdesys ar ilgesys, po visų tuo, kad turiu poreikį išsikraustyti iš didelio miesto, nes iš tikrųjų jaučiuosi vieniša, ir patenkinus tą vienišumo poreikį, išsprendus tuos klausimus, apie ką yra liūdesys ar ilgesys ir iš kur yra tas vienišumas, žiūrėk, nebereikės kraustytis ir galbūt išpildysi savo potencialą gyvenant Vilniuje, padarant taip, kad čia gyvenimas pasiektų sekančio lygio potencialą, nes tu nebespręsi problemos, kad yra vienišumo jausmas, kuris yra tik jausmas tavo kūne. Tik jausmas kūne ir yra pasirinkimas jį jausti ar nejausti. Sąmoningai, nenuslopinant dalykų, o išjaučiant ir suvokiant, kokią emociją man neša žinutę. Ir tai yra įrankis, kuris, kaip ir mūsų susitikimo pradžioj paminėjau, kad kai turėjau psichologijos užduotį, kad įsivardinti, kokia man kyla emocija, galiu pasakyti atvirai, aš nesuvokė mano galvelė, kokias aš jaučiu emocijas, kaip jos jaučiasi mano kūne. Tikiu, kad esi mačius šitą emocijų ratą kaip įrankį, kuris padeda suvokti, kur šiuo metu esi.
Aš daugybę metų naudojau kitus emocijų ratus, kurie man buvo toks, sąlyginis įrankis padedantis, tikrai padedantis suvokti, kuo skiriasi tos subtilesnės emocijos. Nes aš nekalbu apie tas pagrindinės nuostabą, pasibjaurėjimą, liūdesį, laimę, pyktį ar baimę. Kalbu apie tas subtilesnės emocijas, kurias jau reikia gebėti išjausti per kūną, suprasti, kuo skiriasi įsitempusi ir susirūpinusi, nes jos turi šiek tiek kitokius skirtingus pojūčius. Tai sukūriau savo emocijų ratą, kurį kviečiu patyrinėti, kurį kviečiu pasidėti po nosim ir pagalvoti, kaip aš šiuo metu jaučiuosi. Svarbus yra momentas, kad žmogus dažnu atveju jaučia daugiau negu vieną emociją. Nedažnu, praktiškai visada jaučia daugiau negu vieną emociją. Ir tai bus viena iš pagrindinių 6 emocijų. Priedo pridėjau skilti kitos būsenos, kur kartais yra sunku suvokti ir sunku pažinti tam tikras būsenas, tam tikras emocijas, bet jos yra daugam pažįstamos. Pavyzdžiui, man buvo labai keista susipažinti su nuoboduliu. Nuobodulys emocija, kuri man anksčiau kėlė kaltę. Tuomet, kai pavyzdžiui ateina savaitgalis, aš dirbu ofisinį darbą, kaip ir šiandieną jaučiuosi nusipelniusi pailsėti ir nieko neveikti, bet kai aš atsipalaiduoju ir nieko neveikiu ir pradedu jausti nuobodulį, manyje pradeda kilti kaltė, kad aš turiu kažką eiti ir daryti. Ir jeigu būčiau supratusi tuomet, dėl ko kyla emocija, kad tai yra emocija apskritai, nuobodulys, kad jaučiuosi mieguista, sustingusi, prislėgta galbūt jaučiuosi. Jeigu būčiau suvokusi, kad tai yra ta emocija, kas galiausiai ir įvyko, ir tuomet supratau, kad jeigu jaučiu nuobodulį, nuobodžiaujantį, tai apie ką yra mano tas nuobodžiavimas? Ar aš galiu su tuo išbūti, nes tai yra nuostabus laikas išbūti tame nuobodžiavime, nes nuobodžiaujant kyla super gerų idėjų. Bet kad ateitų tos idėjos, nebūtina įkristi į tą kaltę, kuri ateina tuomet, kai mes pasirenkam nuobodžiauti. Tai svarbu yra gebėti įvardinti savo emocijas ir gebėti pažinti jas visas ir kiekvieną. Taip, visas ir kiekvieną. Šitą emocijų ratą prikabinu apačioje, galėsi atsisiųsti, patyrinėti, suvokti. Kai aš klausiu augimo grupėse, kaip šiuo metu jautiesi, ir man žmonės atsako gerai, blogai arba normaliai, tai čia yra ne emocija, kaip šiuo metu jautiesi, į klausimą galima atsakyti, nuvilta, jaučiuosi sudirgusi, jaučiuosi drąsi, jaučiuosi energinga, jaučiuosi šmaikšti. Ir atkreipiant dėmesį į tai, kad yra daug subtilesnių emocijų, negu nustebusi, pasibjaurėjusi, liūdna, laiminga, pikta ir jaučiu baimę. Ar tu gebi įvardinti savo emocijas? Tai dėl ko yra apskritai svarbu įvardinti? Kuo tiksliau yra įvardinta emocija, tuo tu geriau ją suprasi. Pavadinus emociją, ją yra lengviau priimti ir suvokti, apie ką jinai yra. Nes yra labai įdomus dalykas, kad tuomet, kai tu įvardini emociją, pavyzdžiui, jaučiuosi bejėgė ir užduodu savo klausimą, apie ką yra mano šita emocija. Labai tikėtina, kad susikaupus ir tiesiog leidus tai emocijai būti savo kūne, tu suprasi, apie ką ta emocija tau yra. Ar tu supranti, kad kiekviena emocija turi kūno pojūčių ryšį? Kai aš, pavyzdžiui, jaučiu, kad manyje, kai jaučiu, kad yra džiaugsmas, kai jaučiu, kad yra nerimas, kai jaučiu susierzinimą, pavyzdžiui, kai jaučiu baimę, kai viename iš webinarų pateikiu pavyzdį apie tai, kad įsivaizduok, kas būtų, jeigu šiuo metu į tavo sąskaitą įkristų 100 000 eurų. Kokia tau kiltų šiuo metu emocija? Kaip tu jaustum ją savo kūne? Pavyzdžiui, jeigu į mano sąskaitą šiuo metu įkristų 100 000 eurų, aš iškart jaučiu, kaip mano pilve, skrandyje įtampa atsiranda. Gerklėje toks virpuliukas. Ir kiekvienoje kūno vietoje aš galiu pažinti, kad yra kažkokia emocija, kuri man implikuoja, kad yra kažkokia tai signalizacija, kad pavyzdžiui, pilve, kai aš jaučiu įsitempimą, man tai yra apie tai, kad aš turėsiu prisiimti atsakomybę, kurios su 100 000 tikrai ateis nemažai.
Ką su tuo daryti? Tuoj papasakosiu netrukus, bet ne veltui 100 000 šitame gyvenimo taške neturiu. Tai svarbu yra suprasti, kad kiekviena emocija - džiaugsmas, nerimas, susierzinimas, pavydas, gėda, kaltė, drąsa, įkvėpimas, pasitikėjimas, meilė - visi šiti momentai, visi iki vieno turi tam tikrus fiziologinius pojūčius tavo kūne. Ar tu juos pastebi? Nes jie tau apie kažką praneša. Gerai, važiuojam toliau. Emocijų praktikos. Šiek tiek apžvelkim, ką daryti su tomis emocijomis, jeigu dar nemoki nemoki daryti emocijų paleidimo. Tai svarbus yra momentas, kad tuomet, kai pajauti, kad sukyla tam tikra emocija, poreikio jai jinai nori būti išgirsta, jinai tau neša žinutę. Jeigu jinai yra labai intensyvi, kartais būna, kad, pavyzdžiui, partnerystėje, santykiuose atsiranda tokia kokia nors situacija, kur super sukyla emocija ir atrodo viską velniop ištaškysi gabalais, tai jau čia aišku yra tai, kad tikėtina, kad jau yra užkaupta per laiką tų emocijų. Bet tam, kad stabilizuoti dalykus ir bent jau išeiti iš situacijos su mažiausiai aukų, kiek yra įmanoma išeiti, teks nuraminti tą emociją, kad jinai turėtų galimybę pasirodyti konstruktyviai. Kaip tai padaryti? Pavyzdžiui, naudoti įrankius tokius, kurie padeda stabilizuotis ir emocijai po truputėlį pasirodyti. Pavyzdžiui, kad emocija šiek tiek aprimtų, gali padėti kvėpavimo pratimai. 7-7-7 arba 4-4-4. Tai pavyzdžiui, kai aš 4, 1, 2, 3, 4 įkvepiu, 1, 2, 3, 4 užlaikau, 1, 2, 3, 4 iškvepiu, 1, 2, 3, 4 palaikau iškvėpus. Vėl 1, 2, 3, 4 įkvepiu, 1, 2, 3, 4 palaikau, 1, 2, 3, 4 iškvepiu, 1, 2, 3, 4 palaikau. Lėčiau skaičiuojant, žinoma, bet dažnu atveju užtenka 4 tokių pakartojimų, kad žmogaus emocija atslūgtų ir atsirastų vietos loginiam ir racionaliam mąstymui. Nes kai santykiuose pradedama aiškintis santykius iš emocijos, tai žinokit, nėra šansų. Žmogus negirdi, jisai nesupranta, apie ką eina kalba. Čia kalba eina ir apie vyrus, ir apie moteris. Stebiu šitą labai dažnai, kad tiesiog, kai žmogus įeina į tą emociją, yra neįmanoma prieiti jokio logiško, sąmoningo sprendimo santykiuose, kad ateitų aiškumas, kaip iš tikrųjų yra. Nes kai dar vienas žmogus, bet kai abu žmonės yra ant emocijų skirtingų, pavyzdžiui, įvyko konfliktas santykiuose dėl to, kad grįžta vyras, pavyzdžiui, iš darbo, vėluoja į pasimatymą ir moteris pyksta ant vyro, jau moteris, kol laukia, jinai įėjo į tokią būseną nusivylimo, pykčio, nepasitenkinimo ir ten visko labai daug tankiai, jinai jau tame verda toje emocijoje, jinai jį kaltina, bujoja, pažįstama, aš net nebejoju, kad pažįstama ta situacija, ar ne? Ir tuomet, kai grįžta vyras, visas tas fontanas tiesiog išsiveržia ir jeigu vyras nėra pakankamai emociškai stabilus, jį visas tas fontanas labai gali sutrigerinti. Jeigu yra emociškai stabilus vyras, tikėtina, kad jisai tiesiog padarys tokį apie ką yra tavo visos šitos emocijos. Ir tas klausimas visiškai nuginkluoja, nes tikėtina, kad aišku, jeigu moteris labai stipriai bus ėjusi tą būseną, tai nieks ten nepadės, jinai tiesiog tą klausimą numos ranką ir sakys, tu gaidy, vėluoji, nes aš tavęs jau laukiu 2 valandas ir tu sakei, kad būsi ir panašiai, bet žodžiu, tas kvėpavimas tikėtina, kad stabilizuotų šiek tiek dalykus, kad būtų galima bent jau pamatyti, apie ką yra šitos emocijos. Nes labai tikėtina, kad tai yra ne apie tai, kad vyras vėluoja, o apie kažkokius kitus dalykus, kaip antai galbūt, pavyzdžiui, nebuvo informuota, aš jaučiuosi nereikalinga, aš jaučiuosi, kad aš tau nerūpiu ir visi šitie tokie paslėpti sluoksniai, kuriuos, kad pasiektų žmogus, jam reikia atsiriboti tiesiog nuo tos emocijos, kad tokie aš dabar jaučiuosi nusivylusi ir pikta,
jaučiu, kad mano poreikiai yra nepatenkinami, kokie yra mano poreikiai ir mano poreikiai ir yra, aš noriu būti matoma, aš noriu, kad tu mane pasirinktum, kad aš tau būtų svarbesnė negu darbas, bet žmogus dažnu atveju tiesiog nesupranta ir tuomet, kai užbanguoja tos emocijos, nėra galimybės pamatyti, koks yra iš tikrųjų tas atsakymas, kokie yra tie tikrieji poreikiai ir tada žmonės pradeda kapstytis, kad tu sekantį kartą atvažiuok laiku. Bet iš tikrųjų tai ne iki galo yra tas sprendimas, nes klausimas yra daug gilesnėme lygmenyje. Tai sekantis alternatyvus momentas yra fizinė iškrova. Super gerai pykčiui, tie žmonės, kurie sako, kad aš nejaučiu pykčio, tai iškviesti sąmoningai pykti. Paim daužyti pagalvėlės, labai geras pratimas. Daužyti, pavyzdžiui, miške pagalį į žemę, labai geras pratimas. Galima net šaukti ant medžio, kad tiesiog išsakyti visą tą mėšlą, kuris yra užkauptas viduje, tam, kad pasileistų tos emocijos, kad jos būtų išreikštos į pasaulį. O medis yra tiesiog labai įžeminantis dalykas, įžeminantis objektas, kuris turi labai tvirtas šaknis ir tiesiog viską suleidžia į žemę ir jisai nepriims asmeniškai, versus, kad jeigu, pavyzdžiui, visas tas dalykas būtų pasakytas partneriui, tikėtina, kad būtų viskas daug skausmingiau ir jau turėtų tai pasiekmes. Bet ir sakys tai pirmo medžiui ir visą tą pyktį išliejus, visą paniką, su visais keiksmažodžiais, su visų gražumu, tikėtina, kad antras pokalbis, kuomet jau vyktų su partneriu, jau jisai būtų konstruktyvesnis ir daug gražesnis. Ir tikėtina, kad atsakymai pokyčiams labai aiškiai ateitų ir išryškėtų. Šokis ir judesys. Apskritai, emocijos yra apie judesį. Kai žmogus gyvena sąstingėje, tai mačiau ant kelių savo klienčių labai aiškiai, kai žmogus neturi fizinio judėjimo, kai jisai nejaučia savo kūno, nėra kūno ryšio, jisai negeba identifikuoti savo emocijų. Jeigu nėra visiško apskritai suvokimo, kur kūne aš jaučiu kokią emociją, eikit šokti, eikit judėti, eikit sportuoti, eikit į treniruotės, darykit dalykus, kad tiesiog kūnas pradėtų judėti, kad pradėtum justi, kur yra tavo mentės, kur yra tavo klubai, kur yra, kaip visas tas jaučiasi. Tada pradėsi po truputėlį suvokti, kad ne visuomet kūno pojūčiai yra vienodi, ne visuomet kūnas jaučiasi visą laiką taip pat. Aš jau net nekalbu apie tai, kad žmogaus kūnas, moters kūnas 20-28 dienų ciklą turi. Čia yra atskira tema, kas labai stipriai įtakoja visus procesus. Dar tas skirtumas, kada yra rytas, vakaras, apie ką žmogus, ta prasme, yra daugybė dedamųjų, bet šokis, judesys yra žmogaus gyvenime būtinas. Rašymo terapija yra super geras būdas paleidinėjant emocijas. Jeigu žmogus geba rašyti ir paleidinėti emocijas, yra labai gera kombinacija, galima save labai stipriai pajudinti į priekį. Jeigu kažkas tai žiūrinti šitą video nori sužinoti, kaip tai padaryti, parašyk man asmeninę žinutę, aš šiek tiek papasakosiu arba galbūt net pridėsiu, kaip daryti tą rašymo praktiką čia Skool platformoje. Tai dainavimas yra dalykas, kad žmogus gali paleisti emocijas per balsą. Ar ne? Ir dainavimas ir apskritai šokis ir dainavimas gali būti labai gera kombinacija, kai tai daroma su intencija būtent emocijos paleidimui. Ne šiaip dainavimas, bet aš dainuoju, pavyzdžiui, iš pykčio. Kaip tai skamba, kokios yra tai mimikos, koks tai yra judesys, koks tai yra procesas, piešimas ar tapimas, vėlgi emocija, išsirenku emociją ir iš jos darau būtent tą piešimą ir tapimą, išleidžiu ją iš savo kūno, įžeminu ją ant popieriaus lapo. Gamta ir buvimas lauke, aš tiesiog negaliu apsakyti, kaip yra svarbu žmogaus nervų sistemai praleisti laiko būnant gamtoje. Sucentruoja, išlaisvina kūrybiškumą, subalansuoja nervų sistemą, ta prasme, begalinė nauda. Man gyvenime vaikščiojimas pačiais paskutiniais metais, nes aš tai darau kiekvieną rytą, bent 1 valandą, paskutinius jau beveik 2 metus, tais piko periodais, kuomet atrodo, kad visas pasaulis griūna velniop, vaikščiojimas buvo dalykas, kuris man padėjo išlaikyti sveiką protą ir aiškiai suvokti, ką aš turiu daryti, kur ieškoti atsakymų ir kaip padaryti, kad visas šitas procesas išeitų į šitą gero. Taip, emocinė meditacija.
čia kur vat, šiek tiek užsiminiau, bet čia yra dalis, vat, jeigu rašymo būdu, kviečiu vat, ką daryti, kad apie šitą tarp kitko dar šiek tiek detaliau pasakosiu paskaitoje apie 101 įsitikinimą ribojantį apie pinigus. Dar šiek tiek paliesiu šitą plačiau, tai jeigu įdomu, irgi užmesk akį School platformoje, įdėsiu irgi apačioj nuorodą. Dar nenufilmavau to video, bet neabejoju, kad jau vat, neužilgo jisai pasirodys. Tai emocinė meditacija. Iš esmės viskas atrodo komplikuota, bet yra paprasta, kaip ir viskas šitame pasaulyje, tai užduodam savo pradinį tokį toną. Kokią man sukelia emociją šitas įsitikinimas. Pavyzdžiui, dažnu atveju kyla klausimas apie tai, paimkim pinigų temą. Dėl ko pinigų temoje turim įsitikinimą, kad turiu sunkiai ir daug dirbti tam, kad uždirbčiau. Ir užduodam savo klausimą, kokią ši mintis man sukelia emociją. Tai kai aš užduodu savo mintį, kad įsitikinimas yra turiu daug ir sunkiai dirbti, kad uždirbčiau pinigų, kokią man sukelia emociją. Nesupranti, pasiėmė emocijų ratą, kurį mes turime štai čia, pasiėmė ir galvoju, kokią emociją man kelia šis įsitikinimas. Galbūt aš jaučiuosi trapi, jaučiuosi bejėgė, jaučiuosi nuvilta, nusivylusi, jaučiuosi bejėgė, jaučiu, kad esu bevertė. Išsirašau visas emocijas ir tuomet išsirenku, kuri emocija iš visų šitų yra stipriausia. Tuomet leidžiu savo išjausti, kur šita emocija, kur aš ją jaučiu kūne. Aš leidžiu jai užaugti, bet prieš užaugant užduodu jai klausimą, apie ką šita emocija man yra, apie ką tu esi. Ir leis tai emocijai, pavyzdžiui, tam nusivylimui, uždavus klausimą, apie ką tu esi, labai tikėtina, kad nusivylimas tau papasakos istoriją, apie ką jis yra. Tai leidžiu jai užaugti ir išdidėti ir kuomet šios emocijos nebejaučiu, pavyzdžiui, nusivylimas buvo mano pilve. Aš nebejaučiu tos emocijos ir ta emocija tikrai ilgai netruks. Galiu ramiai pasakyti, kad emociją galima paleisti per realiai iki 5 minučių. Gerai išjaučiant per kūną, liūdesys yra ta emocija, kuri yra tokia didžiausia ir ilgiausiai trunkanti procesą. Jinai gali trukti iki pusvalandžio, toks jau labai rimtas gedulas, labai rimtas nusivylimas. Bet visos kitos emocijos pasileidžia daug greičiau. Tai užduodu toliau šitą klausimą vėl savo, kokią dar emociją jaučiu kūne, kokia kyla mintis iš to, kur jaučiasi jinai kūne ir keliauju šitų ciklu, kol tikslas nebekyla jokia emocija, jaučiu tokią vidinę tuštumą, vidinę ramybę, euforiją galbūt. Ir tuomet užduodu savo klausimą, kokią emociją noriu užpildyti šitą atsilaisvinusią erdvę. Nes jeigu tu jau išjauti liūdesį, nusivylimą, apatiją, baimę, ten visokius skausmus, tikėtina, kad atlaisvinai erdvės, kokią emociją nori užpildyti ir užpildyk tom gerom emocijomis savo kūną. Pavyzdžiui, jeigu atlaisvinau erdvę ir noriu užpildyti erdvę kūrybinga, atsipalaidavusi, linksma, laisva, lengva, drąsi, tuomet išjaučiu, kaip tos emocijos realiai jaučiasi, kaip aš noriu, kad mano ta būsena jaustųsi, kokios aš noriu būsenos savo kūne ir išjaučiu ir perleidžiu tai per savo kūną. Svarbus yra momentas, dėl ko kalbam apie emocijas ir kaip jos įtakoja santykius. Santykiuose emocijos stiprina ryšį ir supratimą, padeda atpažinti poreikius ir lūkesčius. Kai žmogus pažįsta savo emocijas ir geba suvokti, apie ką yra, aš galiu tada komunikuoti savo pasauliui, savo erdvei, savo aplinkai, kokie yra mano poreikiai, kokius aš turiu lūkesčius. Tiesa, lūkestis visuomet veda į nusivylimą. Jeigu turi lūkesčių, esi pasmerktas nusivylimui, nes tavo lūkesčiai anksčiau ir vėliau bus nepatenkinti, bet kalbėkim būtent apie tai, kad aš turiu kažkokių poreikių. Kokius poreikius aš noriu, kad pasaulis atlieptų. Ir kai sugebu iškomunikuoti, nes man padeda juos suvokti mano emocijos, aš galiu tuomet susikurti tokią kokybę, apie kokią svajoju. Čia kyla iššūkiai, kad žmonės kartais pasirenka slopinti emocijas, arba perdėtai išreikšti emocijas. Apie ką tai? Tai kai, pavyzdžiui,
esu gera mergaitė ir neleidžiu savo jausti pykčio, neleidžiu savo jausti nusivylimą, neleidžiu savo jausti kažko ir tuomet tos emocijos, kur jos niekur nedingsta, nes nei viena tavo emocija, kurią tu šiuo metu ir per pastarąjį gyvenimą jautėjai, jinai niekur nedingo, jinai yra tavo kūno dalis, nebent tu ją pastebėjai, išjautėjai ir ėmėsi kažkokių veiksmų, kurie keičia tavo gyvenimą. Jeigu ne, tai jinai tavo kūno dalis. Ir tikėtina, kad kai žmogus pasirenka slopinti emocijas, galiausiai tai veda į nutukimą, į priklausomybės arba į ligas. Tai kviečiu atkreipti dėmesį. Kitas yra kraštutinumas, perdėtas išreiškimas, kuomet tiesiog nėra jokios kontrolės, nėra jokio emocinio suvokimo, yra tik kaltinimas ir tada prisirenku daug emocijų ir tuomet kaip fontanas ištaškau viską ir visas pasaulis byra gabalais. Ir kai santykiuose moteris daro šitus procesus, tada ateina pas mane į asmeninės sesijas ir sako, Auguste, jisai bijo mano emocijų ir aš nesijaučiu saugi šalia jo, išreikšdama savo emocijas. Taip, nes tu nesuvoki savo emocijų, tu nesuvoki savo emocijų svorio, nemoki jų išreikšti konstruktyviai ir tavo pasaulis tau atliepia, kad tavo emocijos yra nesaugios, susitvarkyk su savo emociniu fonu tam, kad gebėtum iškomunikuoti savo poreikius konstruktyviai. Tai emocijų valdymo būdai santykiuose yra atviras ir pagarbus bendravimas apie jausmus ir poreikius, kuomet vyksta konstruktyvi komunikacija. Gebėti konstruktyviai išreikšti savo poreikius. Ir empatija ir aktyvus klausimasis. Labai kviečiu pasvarstyti ir prisijungti į lapkričio 10 dieną prasidedantį eksperimentą, vadinsis Užbaik metus be proto knisimo, 20 dienų eksperimentas Telegramo kanale, kur suprasi, kaip sukūrei situaciją, kurioje šiuo metu esi santykiuose, kaip pakeisti tą situaciją ir tai tikrai bus susiję su savo emocijų pažinimu, savo poreikių suvokimu ir kaip susikurti santykius, kuriuose jaučiuosi mylima, priimta ir saugi. Ir tai kalbu aš ne tik apie partnerystę, kalbu apskritai apie santykius. Ten, kur pasirenki knisti protą savo, tėvam, vaikam, partneriui, visiems, visai aplinkai ir savo pačiai. Nes jeigu knisi pasauliui protą, tai tikėtina, tiesiog knisi protą ir savo. Kai atrandi šaknis, tuomet gali pakeisti. Kol nesupranti, kad tai darai ir kaip tai pakeisti, realiai gyveni tiesiog suki ratus tame pačiame cikle ir vargiai be pavyks išeiti iš to ciklo, kol neteis kažkas ir neslepins per veidą ir pasakys, žiūrėk, laikas susimti ir pakilti sekantį lygį. Tai aš kviečiu išvengti to slepinimo ir tiesiog ateiti į eksperimentą, kur visa informacija bus sukramtyta, aiški, paduota, įdėta, tiesiog reikės atlikti pokytį gyvenime. Ir kaina juokinga, tik 20 €, tai labai kviečiu prisijungti nuo lapkričio 10 dienos. Informacijos daugiau rasi nuorodoje apačioje. O kalbant apie emocijas pinigų temoj, tai pinigai yra kaip katalizatorius iškelti giliausias emocijas – baimę, gėdą, kaltę, pasitikėjimą arba nepasitikėjimą ir visą tą, ką esam sukaupę nuo mažumės. Ir mūsų finansiniai sprendimai, čia turiu nuvilti tuos logiškuosius, kurie visus kiaušinius deda tik į vieną krepšį, kad finansiniai sprendimai kyla ne iš logikos, o iš emocinės būsenos. Dažnai moteris pasirenka investuoti remiantis tik tai savo emocijomis ir tik intuicija ir pasiekia geresnių rezultatų negu tie žmonės, kurie remiasi logika. Aš nekalbu, kad reikia gebėti tik tai remtis savo emocijomis, sakau, kad geriausias balansas yra abu, tuomet, kai žmogus turi ir finansinį raštingumą, ir geba suvokti, kur save stabdo, kur turi ribas, kur savo kiša pagalius ir ratus, kad sukurtų tą finansinį lygį, apie kurį svajoja. Nes emocijos būtent ir sukelia tuos iššūkius, kuomet kyla baimė prarasti ar neturėti, kaltė dėl gausos ar norų, įtampa tarp kontrolės ir chaoso. Yra daugybė sluoksnių, kurie liečia pinigų temą įvairiomis plotmėmis. Ir kuomet žmogus neskiria dėmesio savo emociniam fonui ir pinigų temai, net jeigu ir gilinasi į finansinį raštingumą, investavimą ir panašiai,
jeigu neturi šiuo metu tos situacijos, apie kurią svajoju, o tikėtina, kad visuomet žmogus gali eiti toliau, daugiau, geriau, ambicingiau, nes tie žmonės, kurie turi milijoną, jie gali kilti ir toliau, ar ne? Jie turi dar milijardo ribas ir panašiai, bet kiekvienas turim tam tikrą ribą, kurią taip, aš net nebejoju, kad kiekvienas galim viską pasidaryti pats, bet kuomet yra žmonės, kurie jau yra tai praėję, tai tiesiog verta į tuos žmonės atsiremti, kad tą informaciją suvalgyti, sukramtyti greičiau ir pajudėti greičiau to svajonio gyvenimo link. Ir sprendimai yra kokie? Stebėti savo jausmus, kai duodi ar gauni. Čia kalba eina tiek apie tą lygį, kuomet yra tikrai sudėtinga situacija finansuose, bet kartu ir kai yra finansų pakankamai, jaučiuosi komfortiškai, bet galbūt jau kelis metus esu užstrigusi tame pačiame lygyje. Pavyzdžiui, per mėnesį uždirbu tik 5000 eurų, negaliu pakilti į sekantį lygį. Kaip padaryti, kad pakilčiau į sekantį lygį? Tai tas pats mechanizmas - stebėti savo emocijas, suvokti, kur save stabdau, dėl ko yra tokia situacija, kuo patikėjau. Ir emocijos būtent ir yra raktas. Kurk dėkingumo įprotį. Aš net nebejoju, kad visi turtingi žmonės geba džiaugtis, geba dėkoti, suvokia, kad tikrai yra ko pasidžiaugti. Jeigu esi šitam webinare, o tu esi šitam seminare, tu tikrai turi ko pasidžiaugti. Tu turi kompiuterį, tu turi telefoną, tu turi sveikas rankas, tu turi galvą ant pečių, tu gali susikurti tai, apie ką svajoji. Turi galbūt šiltus namus, ar ne, yra ko padėkoti. O kaip visas tas dėkingumas ir kaip visas šitas procesas veikia, kviečiu užmesti akį šitoj pačioj Skool platformoje, yra įdėtas webinaras 5 būdai, kaip stabdai save nuo daugiau pinigų. Labai geras pasidalinimas apie tai tiesiog, į ką atkreipti dėmesį, kur galbūt yra tavo spragos, į ką verta atkreipti dėmesį, kad sugebėtum susikurti kitokią gyvenimo kokybę. Nes emocijos yra tavo raktas į sekantį lygį, į sekantį lygį. Kviečiu užduoti dar savo klausimą. Ką šio seminaro metu tu supratai apie save? Esminis klausimas tiems žmonėms, kurie pažiūrėjo šitą seminarą iki šito taško, dėl to, kad nepaisant to, kad tu suvartojai visą šitą turinį, jo buvo labai daug, bet tam, kad išsineštum tikrai kažkokį tai vertingą momentą, tau teks užduoti savo šitą klausimą, kviečiu juo pasidalinti komentare, kad užfiksuotum ir kad iš tikrųjų tai nusėstų į tavo pasąmonę kaip dalykas, į kurį verta atkreipti dėmesį. Nes kitaip tiesiog tai bus dar vienas eilinis suvartotas turinys. Aš dėkoju tau už šią kelionę kartu ir aš net nebejoju, kad mes dar susitiksim. Iki.